Nu ką, ilgą laiką nematytas, ane? MTZ. Va, 80 jau biški pasikeitęs. Nuo praeitą kartą, kai matėm. Batareikos GoPro. Tai va, kas yra šiek tiek atsinaujinę. Tai biški varikliai buvo. Ne, varikliai ką darė, dabar nežinau, dėdė biški tvarkė. Tada taip, ten suvirino kabiną, kaip matot, Jumzo kabiną, kaip ir šnekėjau, didžiąją. Įdomiai atrodo, bet nu žymiai geriau už tą mažą kabiną, tai nepalyginsi. Čia visos detalės, kaplok, čia yra stogas, jo dugnas, panelės visos, laiptai, langai, veidrodžiai, visokie viskas. Tai žodžiu, kas dabar bus pirmiausi mano darbai, tai kadangi vežėm ant ralo, tai užsimetėm kabiną atgal, bet jau buvom pasiruošę dažymui, bet tiesiog aš įsivežiau į darbo sandėlį, kaip sakant, darbo garažą, nes aš čia tiesiog turiu daugiau laiko prieiti prie jo galimybę, tai bus lengviau. Turim ir kariuką, tai su kariuku pum pasikelsim, nusimsim kabiną, kabina eina ant gumų, ant tokių stovų. Nusikelsim, nes dažysim visą apačią. Reiks tada jaučiu, jo, reikės ratus nusiimt, kad viskas tvarkingai nusidažyt, reiks pasiremt. Jo, viskas šiaip yra sušveista, viską aišku dabar reikės nusivalyt. Gruntuosiu, ne šiandien jau, nes gruntų nesivežiau. Bet jo, rankiną palikau. Nu bet žodžiu. Tai va, viskas jau čia galtinai padaryta. Yra turbinai vieta. Lemba dabar kariukas stovi. Gal biškės darysiu, parodysiu. Tai va, reikės dabar čia glušą išvest. Palei kabiną. Kad ir nesimaišys nieko. Va, turim turbiną, pajungtas viskas. Žodžiu, švilpimo duos. Nežinau, vieni sako, kad standartinė grupė nelaiko, galimai nelaiko gal tų turbinų, bet pagrindė aš su juo nieko taip per daug nedirbsiu, tai nieko man ta turbina nepakenks, manau. Na, o jeigu jau tikrai bus bėda, tai bet kokiu atveju galėsiu išimti tiesiog ir dėti paprastą koliką į vietą. Paprastą išvedimą į kaminą ir tiek. Tai va, kai sakau, jau bus dabar daugiau video, kaip galutinai prikelinėsim. Čia dugnas, visais gazais, žodžiu, viską surinkinėsim, viską darysim. Tai va, dabar daugmaž tokia stadija. Kabina, kaip sakant, jau visas tvirtinimai padaryti, laiptai padaryti, panelė, paskui reikės visą laidyną, aišku, kai nusidažysim, apkrauti vėl lempų, visko, mirgalkių reikės, ne vienos, mėgėjas už tokių dalykų. Jo, čia jau lakumo vieta, viskas padaryta, dugnas įvirintas. Viskas jo, vairą, nežinau, reikės pasikeisti. Nėra damfoso, nedėjau, nes, nu, nežinau, kiek aš su juo, sakant, dabar dirbsiu čia. Čia toksai vis tiek projektukas, labiau toks, nu, traktorius toks vis tiek labiau, kaip sakant, toks kaip konstruktorius. Kad kažką padaryti, surinkt, patobulint, tas įdomiausia. Jo, padangos tai naujas yra. Jau buvau senai minėjęs, iš tikrųjų, bet galbūt jūs senai nematėt, kas naujai žiūrit, jau visiškai naujas padangos. Labai mažai važiuotas jos, kai nupirkom jau buvo. Šitie dar netgi nenusitrynė visi tai priekinės. Irgi, kaip matom, labai geros būklės, apynaujas. Jo, ką, su dažymu dabar kaip dažysiu, iš tikrųjų biškį įsivaizduoju. Buvo mėlynas. Jaučiu, viskas čia juoda. Visas rėmas. Ratus mastau pilkai. Kabina, dabar nežinau, kabina, to visą tipo kabinos rėmą galbūt juodai dažysiu irgi.
ir visą kitą norėčiau raudonai nudažyti. Noriu aš iš jo to raudono padaryti, galbūt norėčiau, kaip yra ten tie, nežinau, kaip ten skaitos, 50 ar koks ten jie būna, kur būna kapotas pilkas dar, tai nežinau, galbūt kapota pilka, bet tada kabina jaučiu raudoną, tada reikia dažyti irgi, kad prisiderintų. Nu, tai va, kelis pavyzdžius įvesiu, ką aš maždaug įsivaizduoju iš jo padaryti, spalvų derinti, ta prasme, tai va maždaug kažkas taip turėtų atrodyti, bent jau kaip aš įsivaizduoju, kaip norėčiau padaryti. O ką jo, šiaip jo dabar ilgai nekūriau, bet nu viskas yra tvarkoj. Tepalai, tai aš vis tiek sakau, tepalai kaip ir buvo, nežinau, aš sakiau tada kažkada parodysiu, bet ir neparodžiau, kad čia yra dirbęs traktorius, bet, nu, ta prasme, kaip tas tepalas nepajuoduoja, nu, aš nežinau, mistika. Galbūt kažkas esate susidūrę, kodėl dizelinę mašiną paimkit, pakeiskit tepalus, nežinau, 10 kilų, nei tiek nereikia, realiai užvestum, vis tiek, nu, išplakto tepalo likučiai būna. Ar čia toks variklis švarus? Tarsi toks tvarkingas variklis yra, nežinau, neįsivaizduoju. Pirmas dalykas gyvenime, kur matau dizelinį variklį, ta prasme, kuris turi švarų tepalą ir kad tu dabar naują jaučiu pilkai, vis tiek iš karterio kažkas yra, būna vis tiek tų apnašų, nieko, nėra jis per daug dirbęs iš tikrųjų. Tai galimai aš taip įtariu, kad, nu, tvarkingas variklis tikrai, kas man vis tiek yra stebėtina, nes, nu, wow, čia wow. Tai jo, aišku, kas, ko reikės viskas, va. Skliuot langus reikės kitur, šitie šoniniai visi sudėti yra, durys reiks įdėti, stogą užmest, bet ko čia viskas, aišku, bus padažymo. Tai paskui reikės lempas apdėti, apkraut ledais, kuo daugiau ledų, tuo geriau, kiek gražiai atrodytų. Tai jau paskui mąstysim, kaip čia ką sudėti. Tai žiūrėsim, galvosim, vis tiek kažkokia, vis tiek reikės biškį aparatūrą sėdėti, viską, nu, tu prasme. Žodžiu, reikės visas panelės susirinkti, viską. Tai va, toks projektėlis, geras man dabar skubus reikalas, tai po biškį vakarais, tiek pasimsiu kamerą ir mėginsim kažką burt. I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, you say that you're killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you.
got the overdose, I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Nu ką, nukėliau kabiną, paliksim čia, paskui kitą dieną reiks pažiūrėti, gal kažkur siūlėsi, ką dasivirinti, dasibaigti, pilnai nusivalyti, užsidengti visus langus, nusidažyti, tai dažysim, aišku, tvarkingai atskirai, dėl to ir nusėmiau, tai va reikės visas tas gumas pasitraukti, viską nusidažysim. Viską susitvarkysim, nu, o taip ir be kabinos atrodo. Toks pupsas dabar atrodo. Bet turbina smagus dalykas atrodo. Turėtų garselis smagus būt. Švilpimas gražus. Tai va. Ką? Šiandienai užteks jau sutemę. Kaip matot, ten jau laukia pro vartus jau tamsu. Šeštadienis yra. O čia plūdė jaučiu. Iš tikrųjų norėčiau sužinoti, ar įmanoma elektrinę įdėti. Nu, nemanau, kad nebūtų čia labai jau, kaip sakant, naudinga. Ar gal nelabai gal veiksmingas dalykas. Čia pašildytojas yra uždengtas. Čia visas kitas kaip ir niekas nebijo dažymo, dažų. Tai čia kaip ir viską dažysim. Taks. Nu ką. Dabar viską paliksim. Čia dar rytoj arba kitą kartą, kada aš čia pribėgsiu prie jo. Reikia dabar pasiimti gruntą. Nusigruntuoti viską. Tada dažiūrėsim. Taip, kas čia? Nu tai čia visi tie zuikis, sankaba. Reiks iš tikrųjų jo, galbūt turit pasiūlyti, kur gerą kainą galima gauti. Reikės norėsiu visą apačią, kiek įmanoma, tą termoizoliacinę medžiagą, nuo visokių vibracijų, nuo visko susidėti. Ai, va, reikės langą įsidėti, jo dargumas reikia nusipirkti. Ir įsidėti langą į duris. Duris turi perdarę, kuriam kai dabar norėčiau parodyti. Aš gal su cuktupais. Jeigu žinot Jumze, kabinos duris atsidarydavo kaip 80 mažoji kabinui. Taip. Bet... Jo. Va. Tai va. Darasi dabar kaip 80 didžioji kabina. Tai žymiai patogiau įlipti yra. Čia viskas užvirinta, tarsi kur čia buvo rankenos. Ir žymiai patogiau taip yra įlipti. Čia paskui ateity, nu, tarsi kai jau rinkinėsim, tai reiks čia. Čia dar reikės apšlifuoti normaliai. Reikės čia, aišku, gumas visur susidėti, kad nesidaužytų smarkiai, bet reiks žiūrėti, kad viską užsidarytų tvarkingai. Tada ką reikės dėti cilindriuką. Čia arba čia kažkur, nežinau, žiūrėsim, čia gal geriau. Kad viršui nemaišytų, nes jaučiu šlipdamas, tai čia su galvo, kai trenksiu, tai čia dažnas dalykas bus. Jo. Nu ką, reikės visą, čia dar biškį reikia prasišveisti kelias vietas. Čia veidrodžiam jaučiu buvo padarę, reikia prižiūrėti. Tie rėmukai, va. Jo. Veidrodžiam, sudėsim paskui veidrodžius. Viską susidėsim, sparnus paskui, viską. Jo, žodžiu, tai va. Nusidažysim, sakau, galite pasiūlyti iš tikrųjų komentaruose, ar kokį išdažymą gražesnį, tarsi gal kažką įdomiau daryti, ar kažką pasiūlymų.
Čia zagluškė, bet čia buvo, čia jaučiu į pečiukus, bet nežinau, dabar tas pečiukas bus nereikalingas. Kompresorius iš tikrųjų nežinau ar veikia, bet lygtais, kad veikia. Reiks paskui pažiūrėti, jeigu jis veikia, tai tikrai neimsiu lauk, paliksiu. Tikrai geras dalykas, nes kai reikia oro prisipūs laukuose, tai labai reikia. Nu ir ką? Tai va. Paliekam Belarusą, paliekam kabiną, paliekam kariuką. Tai išjungiam, siurblį išjungiam. Nu ir ką? Tai va, šiam vakarui tiek. Ir lekiu namo. Ir kaip minėjau, atsivešim gruntą, dar pasibaigsim tos šveitimus, kai kurios reikia, nusišveisim, nusigruntuosim. Tada žiūrėsim pirkti dažų. Spalvas, tai vat nežinau, galbūt susimaišyti kokią įdomesnę raudoną, ne tą ten grinai, kad tą raudoną kokį nors, nu čia aišku, tokių kosminių spalvų nepridarysim, bet nu gal kažką sugalvosim įdomiau. Tai jo. Susitiksim sekantį rytą. Tai va. Sveiki. Tai kaip ir buvau minėjęs, gal užpreitam video, nežinau kada išeis. Keisim sparną, nudažę. Biškį YouTube pasižiūrėjau kaip keičias, nes aštunkiai biškį kitaip keičias. Tarsi, skirias keitimai. Tai žiūrėsim. Tai vat, yra čia varžtų. Eisiu atsinešiu jaučiu lempą, nes čia taip matos. Įdomiai, žiūrėsim kaip čia atsisuks viskas. Tai taks. Reikės mum atsitraukti lempą. Kiek žiūrėjau, ištrauksim lempą, nes čia buferį yra prisukti 3 ar 4 varžtai sujungimai. Tada lygtais su apačia, ne, su apačia gal nėra nieko sujungta. Tada ten ir čia. Bet man tik įdomu, kaip tas apačio atsisuks. Nes čia priėjimas, kaip matau, tai toks. Biškai pašies pamėginsiu. Pala. Nu tas varžtas. Čia, kaip suprantu, vis reikės ratą nusiimti. Čia. O tas... Gal irgi laiko. Nu, reiks pažiūrėti. Pažiūrėti, kaip šikas išsiims toliau. Tak, išimsim lempą ir eisim toliau. Lemba gal atsikaudant tą varžtą. Žodžiu, čia yra tokie varžtukai. Ten va, giliai vienas yra. Ir, kaip čia parodyti, čia toks yra dar vienas. Jie tokie kaip su šaibom. Jie dedasi į tos tokius rėmukus. Čia aš nežinau, pas manęs gal būt jau yra nulaužtas, nes aš neišlaužiau, tai galimai tas tikrai nulaužtas. Tai ir čia greičiausiai yra nulaužta. Matas jau senai, kai seniai klijai, jau kažką klijavę net yra. Ir jo, gerai, dabar reikės atsukti štai šičia varžtus. Tada reikės vis tiek ratą nusiimt. O kad ratą nusiimt, man žinot, ko reikės. Man reikės kompresorius. Ieškom kompresorius, nes čia turiu tikis orinį tą pakelėje. Kompresorius reikia.
Kelsim. Va. Pasikėlė. Jo. Gerai. Biškį. Reikia kažkaip kamerą jums padėti, kad biškį matytumėt šitą pusę, aš įsivaizduoju. Tai aš kažkaip stengsiu čia vat greit jums pritaisyti. Nes stovą palikau namie. Tak, pasirėmiau mašiną. Dabar reiks... Ne ta galvutė. Ten bet turėjau ir nepasiėmiau angalio. Galėjau susidėti. Šiaip aš mėgstu, tai jeigu kartoną turiu kažkur susidėti varžtus. Nes arba į dėžutę, į kartoną susismeigiu. Jeigu iš šito kažką smarkiau vardau ir dėlėsim, kad reikia sužinoti, kurias vietas būna sudėti. Nes būna skirtingi varžtai, nu čia normalu senom mašinom ar kažkam, tai susismėgi visur. Pasižiūrėsim iš karto pakaboja gal kažką reikės pasikeisti. Lygtais kažkoks biški liuftas yra atsiradęs, nu reiks pažiūrėti. Reiks pažiūrėti. Taip, atsisukam visus sulčiai varžtus. Nusiimsiu sulčiai visą. Šviesą biškį durnai pasistatęs turiu, bet kadangi ne ant stovo yra, tai aš kameros neturiu kur padėti. Tai nelabai pasiruošęs buvau filmuoti šiandien. Kadangi laikų darbus pasibaigiau. Oi, irgi čia sudė. Aha. Čia vienas. O, čia iškritęs varžtas, neaišku, ką iš šį laiką. Žodžiu, ėmėm, nešim kitų galvučių. Mane labai matos. Bet vieną atsukau. Čia iš priekio tos, čia pasirodo 2 varžtai yra. Lygtais turėtų 3 būti, bet... Nu, bus matyt. Nereikia norėti, jau sena mašina, tai... Viskas jau pabiški būna dingsta. O tas štunkės buvo žiaurus privalumas, kad ten būna ta nerudėja, bet ten būna tas toks, nu kaip korozija. Ten būna oksidacija vadinama. Gerai, atsukam šį čia. Čia bliam, kaip aš nenoriu nubražyti, iš tikrųjų. Kažką greit sugalvosim. Kokia idėja buvo iš tikrųjų. Tak, tas kronšteinas čia. Ir dabar... Nu, bet aš to tai nesuprantu. Nu, kodėl reikia dėti kryžminės galvutės? Nu, ta prasme, nu... Nu, kodėl? Gerai, kodėl reikia dėti kryžius? Tiek yra įvairių varžtų, visokių visko. Ne, kryžių. Šešikampį tą patį dėk, kur čia. Kol naujas, tai gal ir nieko, bet tai... Reikia, va, palaiko ardyti. Tai gerai, jeigu ir atsisuka. Nu, taško ir bijau. Pabandom atsukti. Žodžiu, prijomas toks paėjo. Frizeris. Užšaldžiau sriegį ir atsisuko. Nes jau jaučiu būčiau prasukęs taip, kad būtų reikėjo pjauti. Bet tą, nežinau, kažkur turbūt tik tokia sumaidęs, kad su frizu eina tai padaryti. Nes, pavyzdžiui, prie dujinės mašinos aš tikrai nenoriu čia kažkur susvarkė ar su liepsna kažką daryti. Tai va, dabar ką imsim šičia.
Toliau. Užsiimam gumas. Tak, sparnas čia. Atsisukam. Brum. Nu va, išsukau čia visus varžtus. Vienas jau buvo pradėtas gręžti. Jau matyti, kažkas buvo bandę daryt kažką. Nu va. Ir be sparno taip. Žiūrėkit, matytus celofanai tie. Kas čia yra? Šitą aš norėčiau išsiaiškinti, kas šitoks. Gal jūs žinot kažkas? Galbūt A4 B6 vairuotojai pasakysit man, kas čia per dažutė, kažkokia šlangutė išeina. Kažkokia filtras, filtradėžė tokia atrodo. Bet, nu, nežinau, norėčiau aš ją atidaryti, smalsus esu iš tikrųjų. Bet aš nežinau, ar čia kažkas atsidaro, aš bijau kažką sukadintai. Nelysim. O sparnas, nu, baisus. Dabar čia galim biškį primest. Reikia šiukšlyną važiuos. Kaip matau, yra buvęs raudonas. Tai greičiausiai jau buvo keistas. Ojej, čia pažiūrėkit, kas čia daros. Nu, ta prasme, nu, čia baisu. Čia baisu. Bet dabar bus dar baisiau, kai reiks gražiai, nesubraižant, uždėti. Labiausiai, ko aš bijau iš tikrųjų. Aišku, tos vietos čia visokios parodėjus. Nu, nereikia norėti, iš tikrųjų, senamais. Nėra dar taip žiauriai baisiai. Kaip mačiau, YouTube tutorialė baisiau buvo. Aišku, va čia yra visokie parodėjimai. Bet, sakau, reikia pasižiūrėti jau mašiną į pasą. Jau čia biški, jau ir metukų yra. Nu, va, pridėjau. Nu, atrodo šiai pasaka. Bet pasaka gali baigti liūdnai, jeigu negerai uždėsiu ir netyčia brūkštelsiu. Jo, tai dabar reikia privedinėti visur galus, kad viskas sueitų. Viskas gražiai. Ten nenoriu nučiupinėti, nučiupinėjau. Sergės varėsi plovyklą, aišku. Nu, bet kitas reikalas. Nu, wow. Labai gražus. Atrodo toks menkinikis. Nu, jau šiaip baisus tas sparnas buvo, tai labai daug ką keičia. Bandom prisukinėti varžtus ir žiūrėsim. Bent aš dabar biškį pamėginsiu prisigaudyti ir paskui žiūrėsim viską mėgsim reguliuoti. Jo, kaip ir sakiau, reguliavimas daugiau laiko atima. Dar galutinai tikrai nesureguliavau. Palei duris su kapotu kaip ir lygiai, bet su durim dar reikia lygiai sužaist. Tarsi šitą juostą. Tai, nu, atima laiko, bet manau padarysiu, ką galiu geriausia ir važiuosim nusiplot mašiną tada. Biški pasimatys bendras vaizdas, nes dabar biški nučiupinėta, negražiai. Jo, bandom toliau lygiu.
Nu va, nusiploviau. Nu tai va, žodžiu, nusiploviau bulkelę. Ir jo. Tai va. Visas sparnas kažkaip. Ne, va šiandien parodyti normaliai. Nu bet žodžiu, clean atrodo. Žymiai geriau. Nepasėmiau dar ratų juodinimo. To purškaliuko, tai kaip tepaliukas toks yra. Dar geriau atrodo. Bet, nu, geriau. Žymiai geriau. Realiai dabar, kur liko tik rudelės, tai reikia po, sakyp, tą stopą pasikeist. Nes iš kur ir jau klaidą metai, kad jis jau čia kartu užblūdė, bet kažkas yra su jo čia ar valyta, bandyta, kažkas tokio. Tai va čia yra minimali rudelė. Net nesimatys jau čia tokių dalykų, bet dabar naktį, bet... Nu žodžiu. Šiaip, sakau, dabar jau tikrai ganėtinai clean atrodo ir gražiai. Tai va, korneriukai kaip naktį maždaug atrodo. Tai taip. Šiaip galėjau kur daugiau apšviestų būt, bet, nu, Altaibė vis tiek visi pagrindas, visas mašinos detalės yra čia. Tai žodžiu jo. Ką? Sparno keitimo pabaigiam. Keisim paskui, jau kaip sakau, galbūt reikia tą stopą pasikeist. Reiktų stopą pasikeist, reiktų dar tas nustabdžių varlytė ten irgi parėjus yra. Kas dar yra parėję? Kaip sakiau, su ABS tas daviklis. Šiaip yra susirišę ten jie dalykai, tai... Bet manau, padarysim, viskas tvarkoja, čia bus ledai. Šiaip, dar čiučiu šnekant biškį, galbūt priekį dar norėčiau pažemint. Bet, nu nežinau, žiemą galbūt problemų su to prisižeminimu. Nes, nu galas biškį daugiau yra pakritęs. Gale, pavyzdžiui, jeigu taip tiesiai kiši pirštą į padangą remės. Aišku, padangas nėra labai žemos, bet priekį jaučiu, jeigu lygiai pasparnu jo pralenda tiesiai visus to pirštai. O galas biškį daugiau pakritęs. Bet normaliai. Niekos, o dabar jo reiks susirast angulius normalius. Tai prasme, didesnius. Nu nes tie trūks. Tie tokie biški 3 litrai. Kad ir nevažiuojančią žiauriai kosmiškai, bet vis tiek 3 litrė. Norėtųsi čiu didesnių. Kad būtų viskas normaliai. Vėl. Jo, kai gausiu naujas dalis, susitiksime vėl. Ir jo, ką, aš likiu namo. Pasilsėsiu. Sparną į metalo laužą tą seną. O ką, aš sakau, likiu namo. Čiau.